Oh my God. Sau geras. Vaizdelis iš viršaus. Įspūdinga. Nieko gero ten nėra. Ką radai? Drugelį? Vau. Vau, kaip gerai pagavai, geras. Nieko gero, gali pažiūrėti, bet siūlau eit atgal. Nueinam pažiūrėti. Ropščiausi per tą upę. Ten gali būti dar daugiau drugelių. Čia daug tų drugelių visur. Ai, čia matosi nusileidimas kroklio. Nu, čia tiesiog toks upelis čiurlena. Koks upelis čia krioklys? Nu, mažiukas. Mažiukas? Atrodo, kad nemažas. Vėl krioklio viršūnė. Mes kažkaip atrandam krioklius ne iš viršaus kažkaip. Va per čia važiuoja galinait va. Aš ten buvau. Kiek žmonių. Ten jo vieta. Pamatėm krioklį iš viršaus, dabar bandysim surasti, kur jo apačia, kur buvo tie turistai. Važiuosim. Šitus drambliukus kankina. Vargšai. Bijoja. Gaila uždaryti, pažiūrėti. Čia galima jas pašerti. Nori valgyti. Čia pagar blakstienas šita mergaitė. Įmetė. Duodu. Čia žodžiu mes to krioklio apačioj. Ant kurio buvom užlipę viršuj, tai čia apačia. Lyja. Yes. Naumang waterfall.
Nu va, ant šito krioklio viršaus, ką tik buvo. Labai man įdomi tatuiruotė. Kojas. Sėdėjau toj pusėj ir čia va kažkur mes sėdėjom. Jovita čia buvo, o čia. Ir matėm šitų žmonės. Oh, mate, why did we do that? Why did we do that? Čia iš tų gyvūnų. Jo, ką norit gerti? Sorry? Nu, draugelė, liepk į kišenę man. Kišenę? Hop. Oh my god. Naujas kokosų užsakymas parėjo. Kažkaip visai galvoju, žinai, kad kokosai nežali, o ten kai būna tokie rudi, ne, su tokiu kailiuku. Tu irgi taip galvoji? Jo. Tai gal čia yra kažkas rūšis? Nežinau. Nes čia, bet čia va tokie Jovita geri. Jo, rimtai, aš irgi tokį. Ten gal tas jau būna išdžiūvęs gal? Su kailiuku. Nežinau. Kokosą gamina. Važiavam pažiūrėti dar kitą krioklį. Let's go! Blinding! O, jo, ten per čia tipo žmonės eina visi. Va, virvė yra, kad galėtų užlipti. Mes Jovita partizanų keliais. Tai čia daug arčiau ir greičiau, Jovita. Čia geriau. Nu va, kaip atrodo kitas krioklys. Tas toks aukštesnis atrodo, bet šitas, kur daugiau gali laipėti, nes čia matau visai easy būtų užlipti į viršų ir ten toliau eksplorinti kažką. Žodžiu, būtų visai gal nieko. Baseinėlis. Labai kažkaip lėtai plaukia.
tas kriokliukas, tai čia kažkada buvo kavinė. Baseinas, bet apleista. Nebent kažkokiu laiku dirba. Nu, čia. Ne, čia visiškai apleista. Ir čiuožykla. Eik, pažiūrėk. Viršus, nuo kur čiuožt. Čia buvo kažkada nereali vieta. Ir ten dar toliau kažkas, ar ten baidarės, ar valti, ar irgi čia žiklėlė kažkokia. Galima buvo čiuost arba čia, arba čia. Dabar jau niekur nebegalima. Buvo smagu, aš įsivaizduoju. Kaip įdomu, žiūrėk, bet... Kažkada buvo Tropical Garden. Čia buvo galima čiuožti lynais. Nežinau, ar matas. Aš liksiu čia atsargiai. Kaip papaugyčiau senai užsidarė. Nes va, čia dar vienas lynas pareina. Jėda, čia krioklys koksai. Tuoj prieisim. Čia aukštis, tai vau. Žmonės iki čia neprieina. Temba, gyvai visai kitaip atrodo, bet nuo tos viršūnės kai duoda. Vau. Čia jaučiu gražiausias krioklys, prie kokio esu buvęs kada nors. Dabar žiūriu į tą krioklį ir galvoju, ką kiniečiai šneka apie tekantį vandenį. Nesustoja jisai. Ateina visas kliūtis. Sako, labai prakaituoja pažastis. Ką? Jovita deginasi. Žodžiu, Jovita dar į viršų nuėjo. Eina savo. Vėl paskui ją lakstyti. Protėjus. Pavijau, kažkaip šiaip ne taip. Reikia gal kad tenais išlys, bet tai per akmenis ir tenais. Tai nelabai yra, tenais išėjimas va buvo. Aš ten išėjau, galbūt gal dar pavyzdžiui. O ten jaunimėlį žiūrėk, kur bando lipti. Jo, ir mačiau, jie ten užsigavo stipriai. Sakau, čia yra ėjimas, žinai. Tu jiem rodai? Taip. Pavargau paskui tave čia visur kaip kalnų ožys varinėti. Jovita. Tai koks, tai pats pirmas. Kur pats pirmas dabar? Kas pirmas čia? Opa. O ten kitas va. Broliai. Kriokliai broliai. Dar porą kriokliukų prieita. Nu jo, stipriai čia. Atvažiavam pasižiūrėti Hinai kažkokių akmenų. Jovita labai norėjo čia atvažiuoti. Sakė, kada jau važiuosim pas Hinajų. Vėl čia koja.
Tai va, čia yra, žodžiu, prieplaukoje va tokie va akmenys. Ir čia irgi top 10 lankytina vieta. Koks Samui. Truputį jaučiasi akmenų jėga tokia, jo. Bet to ypač, ne? To vieno stataus pasistojus. Čia einam per vientisą akmenį. Žiūrėk, vientisą jisai. Jevita, nuo ten prasideda ir eina. Matai kokį dydžio akmuo? Nu? Arodėvas. Išdidus. Va, kaip atrodo tikras turgus. Va taip, tikras turgus. Čia vietinių kotedžai. Panašiai kaip pas mus. Susijungia butai. Ten šiukšliai, va ten yra jau šiukšlių konteineris tarp kotedžų. Tiksliau tiesiog ant žemės meta šiukšlės.